arba automobilio užrašas yra atskirtas ištisinės linijos, jos kirsti negalima. Bet jei linija yra punktyrinė, tai ją kirsti galima. Ženklas informuoja, kad artėjame prie kelio ir dviračio tako susikirtimo. Artėjame prie kelio susiaurėjimo. Galimas stiprus šoninis vėjas, būkime atsargus, išvažiuodami į atvirą vietovę ir lenkdami. Važiuojant reikia kreipti dėmesį į važiuojančius šalia iš kairės ir iš dešinės tam, kad būtų galima numatyti, kokie bus jų tolimesni veiksmai. Žiūrėkite toli į priekį tam, kad iš toli pamatytumėte kliūtį ir spėtumėte laiku persirikiuoti. Važiavimas ratu eismo sankryžose. Eismo ratu sankryžos yra saugesnės nei paprastos sankryžos. Daugiausiai autoįvykių tokiose sankryžose padaroma dėl per didelio greičio bei dėl to, kad važiuojančios ratu transporto priemonės nepraleidžiamos. Prieš įvažiuojant į sankryžą, kurioje eismas vyksta ratu, reikia pristabdyti tiek, kad spėtumėte susiorientuoti, ar galima važiuoti, ar reikia ką nors praleisti, bei tam, kad važiuojantys sankryžoje nebijotų, kad jūs jo nepraleisite. Gali būti sunku nustatyti sankryžą važiuojančių automobilių greitį. Apskritai eismo ratu sankryžose važiuojama taip pat kaip paprastose sankryžose. Reikia stebėti šalia važiuojančias transporto priemonės, be reikalo nekeisti eismo juostos, išvažiuojant iš sankryžos ypač atkreipti dėmesį į dviračius ir mopedus. Kai kurios eismo ratų sankryžos yra reguliuojamos. Jei šviesoforai neveiktų, pirmumo teisę nurodo ženklai. Privažiavus prie eismo ratų sankryžos, reikia praleisti pėsčiuosius ir dviratininkus, bei kitas transporto priemonės, ir važiuoti, kai atsiranda laisvos vietos. Jei ruošiatės išvažiuoti iš eismo ratu sankryžos kitame atsišakojime, pasirinkite dešinę juostą ir įjungę posūkio šviesą, išsukite iš sankryžos. Jei jūs ruošiatės išvažiuoti iš sankryžos paskutinėme atsišakojime, įvažiuokite į kairę juostą. Galima kairės pusės posūkio signalu perspėti kitus, kad ruošiatės važiuoti iki paskutinio atsišakojimo. O prieš atsišakojimą, į kurį ruošiatės įsukti, įjunkite dešinį posūkio signalą. Persirikiuokite į dešinę juostą ir išvažiuokite iš sankryžos. Jei jūs ruošiatės sukti į kurį nors iš vidurinių atsišakojimų, važiuokite kurią nors eismo juostą pagal aplinkybės, bei išvažiuokite taip pat kaip prieš tai buvusiais atvejais. Sustojimas ir stovėjimas. Sustojimas iš anksto numatytas transporto priemonės sustabdymas neilgesniam laikui, negu reikia keleiviams laipinti arba transporto priemoniai krauti. Jei automobilio vairuotojas yra priverstas sustoti dėl kokios nors kliūties,
pavyzdžiui, intensyvaus eismo, tai nelaikoma sustojimu. Stovėjimas iš anksto numatytas transporto priemonės sustabdymas ilgesniam laikui, negu reikia keleiviams laipinti arba transporto priemoniai krauti. Daugiausiai eismo įvykių įvyksta dėl to, kad automobiliai, motociklai ar dviračiai atsitrenkia į stovinčius automobilius. Tai dažniausiai atsitinka tamsoje, 2 juostų gatvėse. Dažnai vairuotojai ieškodami vietos pastatyti automobilį užmiršta atkreipti dėmesį į kitas eismo aplinkybes. Geltona ištisinė linija kelkraštyje reiškia, kad toje vietoje sustoti draudžiama, taigi ir pastatyti automobilį draudžiama. Geltona punktyrinė linija reiškia, kad toje vietoje draudžiama stovėti, tačiau sustoti galima. Kai kur yra pažymėtos vietos automobiliams pastatyti, tačiau už linijos ribos turi būti visas automobilis, o ne tik jo ratai. Negalima stovėti 15 metrų prieš ir 15 metrų už autobusų stotelės bei taksi stovėjimo aikštelės. Taip pat yra daugiau vietų, kuriuose draudžiama stovėti, nors tai ir nenurodyta kelio ženklais ar linijomis. Sustoti ir stovėti draudžiama kairėje kelio pusėje, nebent tai būtų gyvenvietė ar vienpusio eismo kelias. Taip pat sustoti ir stovėti draudžiama ant dviračių takų, nukreipiamosiose salelėse, skiriamojoje juostoje, ant šaligatvių, ant pėsčiųjų perėjos ir 5 metrai iki jos, tačiau galima sustoti ir stovėti už pėsčiųjų perėjos. Taip pat sustoti ir stovėti draudžiama 5 metrai iki sankryžos ir 5 metrai už jos. Taip pat sustoti ir stovėti draudžiama ten, kur tarp sustojusios transporto priemonės ir ištisinės ženklinimo linijos arba bortelio mažesnis kaip 3 metrų atstumas. Sustoti ir stovėti draudžiama geležinkelio pervažose, ant viadukų ir tuneliuose, aukščiausiame kalvos taške bei kelio vingyje, kur yra blogas matomumas, bei ten, kur dėl stovinčio automobilio nesimatytų kelio ženklų ar šviesoforų. Sustoti, tačiau nestovėti galima 50 metrų prieš ir už geležinkelio pervažų. Taip pat šalia kitų automobilių, stovinčių kelkraštyje. Galima sustoti, bet nestovėti, jei sustojus kitas automobilis užblokuojamas taip, kad nebegali išvažiuoti.
Norint sustoti ir stovėti užmiestyje, reikia visiškai išvažiuoti į kelkraštį. Sustojus tamsoje neapšviestose vietose, reikia įjungti gabaritinės šviesas. Sugedus automobiliui ir sustojus neleistinoje vietoje, reikia kaip galima greičiau patraukti automobilį. Sustojant automagistralėse, automobilį reikia pastatyti už važiuojamosios dalies. Avariniu atveju sustojus geležinkelio pervažoje, reikia kaip įmanoma greičiau apie tai perspėti traukinio mašinistą. Važiavimas zonose, kuriuose eismas apribotas. Eismas gyvenamojoje zonoje. Pėstiesiems leidžiama vaikščioti važiuojamąją dalimi visoje gyvenamojoje zonoje, tačiau jie neturi trukdyti transporto priemonių eismui be reikalo. Gyvenamojoje zonoje pėstieji turi pirmumo teisę prieš transporto priemonės. Gyvenamojoje zonoje draudžiama važiuoti didesniu kaip 20 km per valandą greičiu, stovėti įjungus transporto priemonės variklį.